Skaičiau trumpąją Evangelijos versiją ir paaiškinsiu, kodėl. Čia dabar turėčiau skaityti, dar ir skaityti ją. Šios dienos skaitiniai yra apie Dievo žodžio galią, kaip jinai keičia žmogaus gyvenimą. Ar tas žodis būtų skaitomas, ar tas žodis būtų skelbiamas, ar tas žodis būtų įgyvendinamas kiekvieno iš mūsų gyvenime. Ir skaitiniai mums, šių laikų žmonėms, kurie labai skuba ir viską nori turėti tuoj pat, čia ir dabar, sako, kad mums nereikėtų nusivilti, jeigu mes iš karto nepamatom rezultato. Kai skelbiam žodį, skaitėm tą žodį ir nieks mūsų atrodo gyvenime taip ir nepasikeitė. Tam reikia laiko. Tikriausiai esate girdėję apie tokį bambuką, moso bambuką, kuris auga Kinijoje ir tolimuosiuose rytuose. Jisai turi tokią savybę, kad gali pakelti šalčius. Kuo jis yra ypatingas? Jeigu jūs jį pasodinsite ir į pačią derlingiausią žemę, 50 dienų galite eiti, vaikščioti, žiūrėti ir jūs nieko nepamatysite. 50 dienų. Bet kada jisai išdygsta, tai auga tokiu greičiu, kad sunku ir patikėti. Maždaug per 40 dienų jis išauga virš 20 metrų aukščio ir skersmuo siekia 20 centimetrų. Ir kur yra paslaptis to tokio, atrodytų, stebuklingo akyse regimo augimo? O pasirodo tas šaknynas, kuris pradeda formuotis ir 50 dienų ten pasidaro kilometrinės šaknis. Ir tada viskas pakyla ir viskas pasimato, kad tu kažką esi čia pasodinęs. Tai šitie skaitiniai, kuriuos girdėjome, būtent mums kalba apie tai. Pažiūrėkime jau pirmąjį skaitinį. Pranašas Izaijas guodžia Babilone esančius į vergiją patekusius savo tautiečius žydus. Kaip jisai guodžia, o jis juos užtikrina. Užtikrina ir sako tokį gamtos dėsnį, kuris visiems suprantama yra labai akivaizdus, kad taip ir turi būti. Sako, kad kaip lietus ir sniegas, kuris drėkina žemę, kad sėklos sudrėktų, sudygtų ir galėtų augti, dėsnis. Lygiai taip pat ir Dievo žodis įvykdys savo tikslą, kaip girdėjome, tam, kam jis yra siųstas. Taigi buvo labai taikliai pasakyta savo tautiečiams, kad Dievas sugrąžins juos atgal į savo tėviškę, nes toks buvo Dievo pažadas. Dievas pažadėjo, dėsnis reiškia taip ir neabejotinai turi įvykti. Antrajame skaitinyje apaštalas Paulius primena, kad sėklos jos turi nukristi į žemę ir apmirti, kad galėtų duoti gausų derlių. Taip pat ir girdėtose skaitiniuose matome, kad skausmai ir kančios, kurios mūsų gyvenime yra sudėtinė mūsų gyvenimo dalis, kurios mes turbūt labiausiai nenorim, bet jos yra ne šiaip savo. Jos yra tam, kad pasitarnautų mūsų išganimui. Kai kartais sakome, kad Dievas duoda daugiau kentėti tam, kurį jis myli, dažnas tikintysis sako, tokios meilės iš Dievo aš nenoriu. Geriau tegu neduoda tos kančios ir aš ramiai šitą gyvenimą gyvensiu. Taigi apaštalas Paulius nori, kad mes lauktumėm to amžino atlygio. O tą turime daryti uoliai skelbdami Dievo žodį, jį įgyvendinami ir žinoma,
priimdami mums siunčiamus sunkumus, įvairiausius gyvenimo išbandymus. Na ir Evangelijoje, tiesa, kaip sakiau, skaičiau tik trumpąją formulę, trumpąją versiją, yra kalba apie palyginimus. Aš palikau vieną palyginimą. Turime prisiminti, kad tai buvo tam tikra rašymo ir pamokslavimo forma kalbėti arba rašyti palyginimais, kurią senovės rabinai buvo labai pamėgę ir ją naudojo, tam, kad galėtų parodyti žmonėms paprastais palyginimais, kaip Dievas yra arti jų ir kaip Dievas juos myli. Taigi palyginimai, galėtumėm sakyti, tam tikra prasme yra panašus ir į mįslę arba tam tikrus pateikiamus pavyzdžius, kurie gali nebūti tikroviški, bet jie yra paimti iš gyvenimo. Taigi, iš esmės, jie yra tam tikra istorija su atviru pabaigos variantu. Jinai yra nepabaigta. Mes turime šitas istorijas užbaigti. Kaip Evangelijoje girdėjome pasakymą, kas turi ausis, tas teklauso. Taigi mes galime gauti labai skirtingus atsakymus, jeigu dabar bandytumėm aiškinti, o kągi šitas palyginimas reiškia, ką Jėzus tuo norėjo pasakyti. Bet kadangi būtų labai daug įvairių atsakymų, čia ir yra toks Jėzaus tikslas. Iš tikrųjų, palyginimų net negalima aiškinti. Štai kodėl aš neskaičiau antrosios dalies, kur ten ir yra paaiškinama, ką reiškia ką tik jūsų girdėti žodžiai. Ir netgi yra toks aiškinimas, kad galbūt tuos paaiškinimus į palyginimus parašė vėliau Jėzaus mokiniai. Pridėjo tą paaiškinimą, o kągi tai reiškia. Nes Jėzus, kaip suprantate, kalbėjo ir aiškino palyginimus tik apaštalams. Žinoma, galime manyti, kad palyginimas yra apie Dievo karalystę. Tačiau Dievo karalystė yra labiau apie dangaus karalystę. Čia atkreipkim dėmesį, todėl kad Jėzus, būdamas žydas, jisai vengė vartoti Dievo vardą, todėl ir sako dangaus karalystė. Bet suprantama, kad Dievo karalystė nereiškia vietos. Kur dabar reikėtų bakstelėti pirštu ir parodyti, kuria kryptimi galėtumėm eiti ir ieškoti Dievo karalystės. Todėl, kad Dievo karalystė yra pats Dievas. Dievo karalystė reiškia, kad tų palyginimų klausytojas turi turėti tikėjimą. Jeigu žmogus neturės tikėjimo, tai tie pasakojimai galbūt nieko tam žmogui ir neprakalbės. Turime turėti tikėjimą. Tas, kuris pasakoja šitą istoriją, mes tikime, kad tai yra išganytojas, mūsų viešpats Jėzus Kristus, kuris yra Dievo sūnus. Taigi jisai mokiniams ir parodo, kaip reikėtų suprasti šitą palyginimą, kurį galėtumėm pavadinti sėjėjo palyginimu. Na, kaip girdėjome, istorija ganėtinai paprasta. Sėjėjas iš pradžių paruošia lauką, kad jisai, tas laukas, būtų tinkamas sėkloms, kad jis priimtų tas sėklas, kurios yra Dievo žodis. Ir kaip žinia, iš to palyginimo jisai eina, smagiai sėja. Nežinau, ar esat matę, kaip yra sėjama rankomis. Čia toks yra, žinokit, labai sudėtingas dalykas. Pabandyti reikėtų.
Jis eina smagiai, sėja sėklas ir beria sėklas, kur tik tai papuola. Ir kur žmonės vaikšto, ir kur erškėčiai yra, kur akmenys kyšo, kur žmonių takai praminti, jis eina ir tas sėklas beria. Šiandieną turbūt geras ūkininkas pasakytų, jis yra švaistytojas sėklų. Jisai daro negerai, jis netaupo, nesaugo sėklų. Galėtumėm ir mes pritarti tokiam ūkininko sprendimui, bet šitas palyginimas yra daugiau negu apie sėjėją. Tik mums gali atrodyti, kad čia neūkiškai daro Jėzus. Bet Jėzus sėja noriai, smagiai, ten, kur jisai nori ir nesvarbu kur. Ir tada kyla klausimas, kodėl jisai taip elgiasi. Ogi todėl, kad sėkla yra pats Dievo žodis. Ir pirmoji pamoka, kurią mes turime išmokti iš šios dienos palyginimo, yra būtent tai, kad Dievo žodis yra skirtas visiems. Visi žmonės, kurie begyventų, jie yra verti gauti Dievo žodį. Kitaip tariant, Dievas yra tam tikra prasme labai dosnus. Niekas nelieka nuošalyje. Net tie, kurie, vėlgi paskaitykite grįžę namo antrąją Evangelijos dalį, paaiškinimą, netgi tie, kurie yra užgožti pasaulio rūpesčių, kaip tų erškėtynų, kaip tie, kurie atrodytų yra sutrypti ir niekam nereikalingi, nemylimi, jais niekas nesirūpina, Dievo žodis, ką jisai padaro, jisai teikia gyvybę. Tačiau, kaip girdėjome, ir tai yra antroji pamoka, kurią turime įsiklausyti, kad sėkla jinai turi apmirti, kad duotų derlių. Kitaip tariant, mirti, kad duotų gyvenimą. Ir pažiūrėkime, argi ne tai buvo su Jėzumi. Jisai miršta, kad duotų mums visiems gyvenimą. Taigi už šito palyginimo galėtumėm sakyti, slypi tas įvadas į kelias į pačią Dievo širdį. Kaip mes į ją patenkame. Dievas, kaip žinia, jisai neturi jokių išankstinių nuostatų, kaip dažnai mes žmonės turime. Jo akise kiekviena sėkla yra brangi. Ir kiekvienai sėklai yra reikalingas nebūtinai kažkoks ypatinga priežiūra, bet kiekviena sėkla jinai turi jausti, kad yra savo vietoje. Ir kas yra tas laukas, kuriame sėjėjas beria sėklas? Žinoma, yra visas pasaulis ir visi jame gyvenantys žmonės. O Jėzus ten sėja Dievo žodį. Taigi, kasgi yra tas Dievo žodis, kokį Jėzus palyginime sėja? Ogi žodžiai, kurie nuskambėjo praėjusį sekmadienį. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, kurie esate vargšai, kurie esate išsekę, ir aš jūs atgaivinsiu. Aš atėjau jūsų išgydyti, išgelbėti, kad vėl jūs galėtumėte didžiuotis esą Dievo vaikais, o ne kokiais nors nevykėliais, kokiu nors šlamštu, kokį galbūt galėtų kas nors kokį nors žmogų pavadinti. Dievas nekuria broko, Dievas nekuria šlamšto, Dievas kuria žmogų, kuris yra nepaprastai vertingas. Žinoma, yra ir kita interpretacija, kuri, manyčiau, yra labai gera interpretacija, kad kas yra tas laukas, kuriame sėjėjas sėja Dievo žodį, yra mūsų širdis. Kiekvieno iš mūsų širdis.
Ir Jėzus kviečia kiekvieną eiti su juo ir paruošti tą lauką įprastiems darbams, įdirbti širdį, kad joje būtų gera dirva Dievo žodžiui. Ir tada tu turi prisijungti, kuomet sėjėjas, kuomet Jėzus sėja sėklą, Dievo žodį. Galima netgi sakyti, kad jisai sėti širdyje gali daugiau per mus, negu per save patį. Juk jeigu mes uždarysime tą širdį, neleisime toje dirvoje jam to daryti, jis nieko negalės padaryti. Taigi, jeigu mes suprantame, kad ta sėkla yra Dievo žodis, mes turime pripilti savo širdį Dievo sėklą. Ir turime suvokti, kad jeigu tai yra Dievo žodis, pats Dievas, tai reiškia, jis gali pakeisti mane ir gali pakeisti visą pasaulį. Jeigu tik mes suprantam, kad tas žodis yra pats Dievas. Žinoma, tai nėra tik tai kokia nors graži istorija, bet joje yra didžiulė prasmė. Esmė, galima sakyti, atsakant į klausimą, o kodėl Jėzus atėjo į šitą pasaulį? Kodėl jis tapo žmogumi, būtent vienu iš mūsų? Darykite gerą, kuomet privalote tai daryti, nes kiti žmonės pamatys gražius jūsų darbus, jie atsigręš į Dievą danguje ir šlovins jį. Taip sako Jėzus. Taigi galime tik nustebę žiūrėti, ką gali su tomis keliomis sėklomis, kurias mes leidžiame savo širdyje sudygti, vos keliais žodžiais pakeisti ne tik save, bet ir visą pasaulį. Todėl mes ir branginame šituos žodžius, Dievo žodį, kurį skaitome, kurį bandom interpretuoti, kurį skelbėme, tuos žodžius daugiau kaip prieš 2000 metų užrašė pusiau neraštingi žmonės, būtent kitiems vargšam žmonėms, kurie vienaip arba kitaip priimdavo tą supratimą, kad tai yra sėkla, kuri turi apmirti, kad būtent mirimas yra kelias į naują gyvenimą, o naujajame gyvenime visi pasaulyje esantis yra išgydyti ir išgelbėti. Taigi, jeigu mes taip suprastumėm, kad tai yra pats Dievo žodis, o reiškia pats Dievas, prie palyginimų mes turėtumėm eiti ant kelių. Mes turėtumėm klauptis prieš tai, kas yra pats viešpats. Pagarba Dievo žodžiui. Ir žinoma, mes neturime nieko bijoti. Artindamiesi prie palyginimo, koks jisai bebūtų, mes turime savo sakyti, kad tai vis dėlto yra paslaptis, bet kurią aš siekiu atrasti. Ir kartu su Jėzumi žengiu į šitą paslaptį. Ir žinoma, jeigu aš melsiuosi, kad galėčiau tą paslaptį atrasti, jeigu jos klausysiu vėl ir vėl, drįstu sakyti, kad šitą Evangeliją girdėjote jau daugybę kartų. Ir aš pastebėsiu kažkokius dalykus, ko jie mane išmokė ar moko, tai visas tas procesas taps man supratimo biblioteka. Aš girdėsiu tą kvietimą ir atrasiu tą Jėzaus atėjimo tikslą. Aš atėjau išgelbėti pasaulio. Ir kokiu būdu jisai tai daro? Jis tai daro per palyginimus. Taigi, brangieji, ir pabandykite tuos palyginimus skaityti nuolat,
Jūs juos beveik mintinai žinote, skaitykite juos kitiems, tokiu būdu skelbdami Dievo žodį, nes per tuos palyginimus mes ir atrasime tą atsakymą, kad jis atėjo dėl manęs, dėl kiekvieno iš mūsų. O tada mes jau turėsime labai aiškų supratimą, kad tikėjimas yra ta didžiausia dovana ir kad Dievas nė vieno iš mūsų nepamiršo ir sėja tą savo žodį, kuris įgalina daryti tuos įvairiausius darbus. Ir jeigu mums dar atrodo, kad mes nieko gero nepadarėm, palaukim kaip tas bambukas. Amen.